Melagis! Puh, blestva. Jinai tokia vos atrodo pilnametė ir draugė sako, blem, man taip brūžino, galvoju, kad baisiai skaudės. Žiūrėk, ką čia yra. Tokia laiminga, aš tokia happy, tokia faina. Apsės. Kiekvieną rytą 4:30 išeisiu į kiemą ir... Koko! Kas skaitys, tas gaidys. Jis gal gyvena Meta Universe ir ten yra pasiilginęs laiką, nes nespėja padaryti tokių blogų tatuiruočių per dieną. Sungokas. Oh, you bad boy. You bad boy. Ko? Kas čia eina? Kas čia eina? Kas čia mane seka? Kas čia mane blemba persekėja? Čia persekėja. Lietuviški. Lietuviški TikTok perliukai. Kas? Kas čia šneka? Simai, čia tu? Simai, pasisveikink. Sveiki. Mano mažasis Mikčius sėdi ir geria latte. O, kaip cute, ką tik iškipiu jam kiaušinėlis. Taigi sveiki, labas rytas, laba diena, sveikinasi aš, Žydrūnas Vainauskas ir mano kolega... Škiperis, blema. Norim pradžiai padėkoti Baltic Body Artui už viską, už tai, kad remia šį video. Na, o dabar įsirbėm lašelį latte. Ir važiuojam į lietuviškų TikTok apžvalgą, kuri pusė šita. Brrr. Ready? Aš ready? Yes, captain. Važiuojam. Šiaip pastebėjau, kad labai daug kas manęs klausia, kodėl pas mane tokia tatuiruotė yra ant veido. Tai pas mane tatuiruotė yra širdis, jeigu dar kažkas nepastebėjot. Nepastebėjau. Kodėl jinai yra, nes aš tiesiog visą gyvenimą norėjau būti mylimas ir norėjau tą parodyti, kad nesu, o kad noriu būti mylimas. Nes nieks nemyli. Iš manęs tyčiojas mokykloje. O ne, blemba, ir aš dabar tyčiojas, atsiprašau. Kaip tik sulaukiau savo progos. Atsiprašau, kad drebu biškį, bet jaudinos, kaip šneku apie tokias rimtas temas. Bet tą širdelę noriu įrodyti, kad aš noriu būti mylimas ir kad mano širdis, nors yra sudužusi, jinai gali būti ištaisyta. Tai ačiū už klausimą. Tikiuosi atsakyti. Ne, čia nėra tiesa. Čia jis apsimetinėja. Jis yra įjungęs Yorkshire akytės, kai būtų kažką prisidirbęs, kai būtų pridraskęs pilną kambarį laikraščių. Ir dabar čia skundžiasi. Blema, nu aš nemanau, kad tu esi nemylimas. Atrodo visai tvarkingas. Su karoliais ir rožiniu džempu. Aš nemanau, kad esi nemylimas. Ir ta širdutė irgi nėra tikra. Tai čia matosi, kad yra kažkoks markeris ar kažką. Tau biški yra seniuk dėmesio stoka. Išeik į lauką biški daugiau. Padėk tą TikToką, išjungtą nesąmonę. Bad boy kernius. Nueik, pažiūrėk, Simai, kiek yra pas jį followerių. Nemažai, jisai šiaip populiarus. Nueik, pažiūrėk. Aš iš seniau žinau jį. Ai, tu jį žinai jau? Nu, tipo, jis... Gerai. Kiek yra TikTok'e? Greitai man pasakė. TikTok'e 29 000. 29 000! Tu juokauji, aš nematęs tokių skaičių. Ką reiškia, tu nemylimas? Tave jau 29 000 žmonių 100% myli. Jie tave seka, jie tau rašo komentarą. Ai, tu su kokia čia mažulė TikTok'us keli? Nu nepradėk, nesiskusk. Graži mažulė šalia šoka su tavim TikTok'o šokius. Turi 29 000 sekėjų. Yra ten jo ta širdutė ant veido. Nėra? Nėra. Melagis! Tu esi melagis! Blemba. Einam toliau, ne? Toks 100 kas rinka peržiūrų. 100 K? Jo. 100 K žmonių tu verki, kad esi nemylimas ir meluoji? Tu 100 K žmonių meluoji. Puh, blestva. Senelį, kai man nupiešė šitą širdelę. Ką? Pameni, kai nupiešė šitą širdelę? Pažiūrėk, ką pasidariau. Įsitaturavau ant rankos tavo širdelę. Oi, kaip miela. Gerai? Gražu? Eik tu. Dabar nešiosiu visą gyvenimą. Gerai? Wow, blemba. Kaip miela.
Kaip miela, yra buvę, yra ir pas mus į studiją atėję jaunimas, atsinešė savo senelių, savo tėvų, kažką piešto, kažką parašyto ar myliu tave, ar širdelės, ar dar kažką. Nu labai faina, labai gražiai parodėt pagarbą savo artimiesiam, nu patinka. Aišku, ten kažkas sakys ten kreivą ar kažką, bet čia ne apie tai, čia yra grinai apie simboliką, apie pagarbą savo artimiesiam, nu labai gražu. Tik juokinga būna, kada kartais ateina, ypač panos, tikrai būna tokia situacija, kada ateina su savo tėvų arba senelių nupiešta širdelė ir sako, o galėtumėt, tipo, aš noriu šitos širdelės, viskas okei, bet gal galit perpiešti, kad būtų lygiai. Tai apie ką tada, blemba, viskas. Nu, bet žodžiu, bet jeigu darot šitaip, labai cute. Spaudžiu laiką ir didelė pagarba, kad taip mylit savo šeimą. Labai gražu. Labas, ar tu turi tatuiruotę, Labas. kuri tau nepatinka, ar netgi Turiu. galėsi, kad tu ją Taip. darysi? Na, pas mane jie irgi yra. Tai po truputį nusprendžiau šalintis tatuiruotę, prie kurios aš niekaip negalėjau Čia 3 priprasti. minutės, aš biškį Kodėl aš ją pasakinėsiu. dariausi? Na, sakykime, leidau Aš galiu pasakyti, netgi pas ką daryta. tyčia, tiesiog tyčia. Tai pas procesas aparato vienas šaldo ir kitas iš karto naikina. Čia šito plaukų stilistė. Nėra taip Šita baisiai plaukų skausminga, stilistė kaip labai gali garsiai pasirodyti TikToke. šiame video. Tiesiog tikėjausi, kad skaudės TikToke, labiau. Facebooke. Bet viskas normose, viskas tvarkoje. Gal ir man nuvaryti susitvarkyti plaukų. Ir tada pasiūlysiu perdaryti tatuiruotę. Agnė puikiai paaiškino. Aha. Gaila labai, kad reikia šalinti savo tatuiruotę lazerių, kuriuos tu labai norėjai. Gaila, kad nepapuoli ten, kur reikia. Bet negaila ir iš kitos pusės, kad kam jūs blemba taupo tos pinigus. Jeigu jūs norite tatuiruotės ir jeigu jums dega, nu apgalvokit blemba, kur papulsit. Aš žinau, kas darė šitą tatuiruotę, aš nenoriu įvardinti, nes yra labai geras menininkas Rytis Pie... Jis yra draugas mano, jis yra mano draugas, jis yra nutapęs man paveikslą, yra dar vieną paveikslą padovanojęs, pripažintas geras menininkas, nu bet blemba. Tatuiruotėm nėra pats čia lengviausias iššūkis, jis geras žmogus, bet su tatuiruotėm blemba tegul praleidžia. Ir jūs gerai apgalvokit apie tai, ką renkatės, ką darot, pas ką darot. Jeigu jums dega, biški pagalvokit, kad reiks, kad degins labiau, kai lazerį degins tą ranką. Pasitaupykit ir nueikit pas gerą meistrą. Bandysim kalti kaukuliuką ant tamsios odos koridoriais. Eik tu. Manau, bus smagus darbas. Eik tu, blemba, atvažiuoja į Lietuvą tamsų žmonės ir reikia iš jų tyčiotis. Nu kodėl jūs iš jų negalima ant tamsios odos dėti baltos spalvos, gadina odą, randuoja odą. Aišku, aš matau, čia jau yra kažkas ant riešų, pilnai randai šviečia, nu bet blemba, ne, nedarykit ant tamsiaodžių su baltais dažais, nu ką jūs darot, nedarykit iš žmogaus Michaelo Jacksono, blemba, jisgi garantuoja, nedainuoji. Atsiprašau. Aurimai, kur tu? Dingęs? Ai, biški buvau, po padu. Kur buvai? Po padu? Po padu buvai? Gerai, super atlaikai. Šarėje. Oi, geras, matas, bičas, geras žmogus. Pagalvokit, kas jis galėtų būti. Man iš pirmo žvilgsnio jis gali būti ūkininkas. Ir pasidarė tokia tatuiruotė. Jis matas tvarkingas žmogus, jis nėra hipsteris, jis nėra punkas, jis nėra kažkoks tai reperis ar kažką, jis yra čia regular žmogus. Ką? Prie Ką? bair. Žmogėlis prie bairio. Jis, man atrodo, dėrybas pralašė prie bokalo, kad pasidarys po padu. Arba nepavydžio šiam jo santykiu. Aš manau, liepė žmona, jisai turi food fetišą ir garantuoju, jeigu jisai eina pas kokią mylužę, jinai čiulpia jo pirštus ir kad žmona būtų saugi, kad bent jau tos moteris žino, kad jis turi antrą pusę, pisa tatuškę po padu. Kaip kitaip? Sveiki, taigi trumpa pauzė. Mes praeitą savaitę buvom paskelbę konkursą tiek Instagrame, tiek Facebook'e, kas paseks šį kanalą, kas pakomentuos ir peržiūrės video. Žodžiu, turės galimybę laimėti 1-200 eurų vertės tatuiruotės kuponą pas mane. Tai iš viso 2 kuponai, vienas iš Facebook'o, vienas iš Instagramo. Ir dabar
renkam atsitiktiniu būdu per Vask programėlę laimėtoją. Tai pirmą iš Instagramo įklijuoti, skenuojam. Taigi, number of minimum mentions tai 1, number of winners 2. 1 meluoju. Tai gerai, find winners, skenuoja ir laimėtojas Instagrame 200 eurų vertės kuponą yra eta_apačia Jankevičiūtė. Tai sveikinu Jankevičiūtę. Na, o dabar bandom išrinkti Facebook'o nugalėtoją. Tai lygiai taip pat įklijuojam linką, skenuoja. Labai ilgai skenuoja. Vėl. Number of minimum mentions 1, number of winners 1. Find winners. Ieško, skenuoja. Ir kuponą laimėjo Ingrida Dzinzelėtienė. Sorry, blemba, labai graži pavardė. Dzinzelėtienė, sveikinu laimėjus 200 eurų vertės tatuiruočių kuponą. Iki sekančio. Sugalvoju darytis tatuiruotę, kviečiu į konsultaciją, kurios metu tu sužinosi. Mane į miegą neša jos balsas. Taip galėsi lengviau išsirinkti, koks piešinys, koks tau simbolis tinka labiausiai pagal tavo gimimo datą. 91 rugsėjo 13. Koks man piešinys blemba tinka labiausiai, jeigu gali parašyk, brangioji, jeigu matysi šitą video, koks man piešinys tinka. Pabaigim žiūrėti. Į taropsichologija.lt laukiu tavęs konsultacijų. Ai, blemba, nu. Kodėl šitie šamanai lenda į mūsų sritį? Kodėl jie nori iš bet ko uždirbti? Aš manau, kad yra apie tatuiruotės, kad tipą išrinksim geriausią simbolį. Jeigu pamatė, kad žmogus nuėjo į parduotuvę ir pirka Coca-Colą, sveiki, nepirkit Coca-Colos. Nepirkit Coca-Colos nepasitarę su manim. Parašykit man ir aš jums išbursiu iš taro kortų, kuris gėrimas pagal jūsų fengshui jums tinka labiausiai. Absurdas, blemba. Aš netikiu šitais apsimetėliais. Varom daryti tatuiruotę, nežinau kodėl taip Varom! bet jau lipam laiptais. Aš žiūri, bijojau Jo. tatuiruotę darytis ir aš bijojau ten filmuoti, išbėgti nieko nenufilmavau. Va čia su mama einam jau, čia laukiam autobuso. Aha. Jo, aš Aha. tik šitą nufilmavau, kur sėdžiu. Let's get Labai it. bijojau, bet va čia jau Jo. pasidariau, tai Va pamatysit čia jau tuoj. pasidarė. Hello, grįžau namo. Hello. Tattoo reveal in 1, 2, 3. 2, 3. Žiūrėkit, Ei, back tu. inverted. Štai mano Širdis tatuiruotė. plaka, jausmo nėra. Labai stipriai skaudės, nes man ir draugė sakė, kad... Gerai, bet- aš rekomenduoju, tuoj pabaigsiu pažiūrėti. Skaudėjo. Visiškai neskaudėjo man, Aha. tiesiog nieko nejaučiau, Neskauda. aš ten vos gulėdama neužmigau. Ir aš tokia laiminga, aš tokia happy. Draugė, jinai tokia vos atrodo pilnametė ir draugė sako, blemba, man taip brūžino, galvoju, kad baisiai skaudės. Žiūrėk, ką čia yra. Tokia laiminga, aš tokia happy, tokia faina. Apsėst. Gerai, va tokia motivacija man patinka. Va čia jūs taip turite reaguoti, pasidarę tatuiruotę. Va toks turi būti jausmas. Man kiekvieną kartą, po kiekvieno adatos dūrio, po kiekvienos tatuiruotės, po kiekvieno taško rašalo, aš išeinu su tokia pat energija, kaip šita panelė po savo tatuiruotės. Pasidarė laiminga, džiaugiasi, hyped, visokia ten ir tokia, kitokia. Labai patinka jos emocija, patinka, kaip pasidarė tatuiruotę, patinka, kaip džiaugiasi. Va taip jūs turite išeiti, apgalvokit savo darbą ir džiaukitės. Šitaip, kaip džiaugiasi šitą mergaitę. Linkėjimai tau. Girl, don't do it. It's not worth it. I'm not gonna do it, girl. I was just thinking about it. I'm not gonna do it. I did it. Eik tu! Koko! Ir taip aš dabar
nuo šiandienos kiekvieną rytą 4:30 išeisiu į kiemą ir... Koko! Ir jūs dabar. Koko! Nes esu dabar... Koko! Kas skaitys, tas gaidys. Įgarsinau šitą, jeigu nenorėsit skaityti. Ahujenu, tu tuškai. Irgi, man labai smagu. Aš turiu per COVID pasidaręs čia už piso 2020. Pat žinot kodėl. Patinka. Darykitės viską. Sveiki bičiuliai, šios dienos darbelį turėjom tokį. Paprastas Black and Grey'us, ten buvo senesnė teatruotė, bet ją truputį pasiriškinom, patvarkėm ir kaip ir neblogai viskas mums gavosi. Čia mano senai darytas darbas, prieš 2 metus daryta kažkur. Šiaip gan blogai. Neblogai viskas išlikė. Gerai, susistabdau ant pačio svarbiausią momentą. Turbūt visi esam girdėję apie meistrą Jerry Tatu. Teko turbūt daugam susidurti su jo darbais gyvai, bet šitas turi vieną išskirtinį bruožą. Davai kvizas jum. Kiek para turi valandų? Kiek? 2-4 jūs sakot? Ne. Jerry's išrado naujo laikrodį. Para turi 2-6 valandas. Pažiūrėkit, yra 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 valandų pasirodo laikrodis. Para turi 2-6 valandas, metai turi... Gerai, aš nesu matematikas. Aš ne... Ką, kiek metų? Jeigu 2-6 valandas turi para. 365 dienos. Oi, daug. Padauginti iš 2-6. Kiek? Tai. Greitai, Simai, greitai blemba, čia dega laikas. Kiek turi para valandų? 20 kart kiek? 365? Taip. Nu? 9, 4, 9, 0. 9, 4, 9, 0 valandų dabar yra per metus šitam pasauliu, šitoj visaitu, šitam universe, jisai gal gyvena meta universe ir ten yra pasiilginęs laiką, nes nespėja padaryti tokių blogų tatuiruočių per dieną. Bet tai gal 13 jam. Gal jo klientui 13 kažką reiškia. Nu čia nesam, Jisai aš gal ne, čia ekstra iš tikrųjų, valandą va nori gerai, gyventi. gerai, Simas bandė apginti šitą poziciją. Ne, iš tikrųjų, aš jums nemeluosiu, aš jums prisipažinsiu, aš nenoriu būti melagis, nenoriu būti apsišaukėlis. Žodžiu, aš esu ne vieną tą laikrodį matęs. Aš žinau šitą dizainą, būtent žinau šitą laikrodžio dizainą ir jis yra padarytas su 2-6 valandom, kada būtų 13. Ir tikrai daug meistrų, kurie ima iš Pinterest piešinius, jie neatkreipia dėmesio į detalės. Jie aklai daro taip, kaip nupiešta. Žodžiu, ir taip ir gavas. Čia buvo nesusipratimas. Jeigu jisai būtų nuspotinęs šitą dalyką anksčiau, garantuoju būtų nutrynęs. Aš esu tą patį laikrodį irgi daręs ir aš esu keitęs tas valandas, nes aš atkreipiu dėmesį į tokius dalykus. Ir esu ir Panevėžį matęs, ir Vilnių matęs, ir Kaune matęs pas meistrus profilį, vis tiek mes sekam visi viens kitą ir aš esu matęs šituos. Viena meistrui netgi esu pasakęs, ką tu čia padarai, nes mes esam geri pažįstami ir tiesiog norėjau paklausti. Ir jisai pasimetė ir aišku šovė tokį, kaip Simas ką tik pasakė, kad klientas taip norėjo. Nenorėjo jūs, nemeluokit, prisidirbot, atsakykit. Firminis mano darbas – Dragon Ball Tattoo rankovė, joje pavaizdavome kelis geriečius, kelis blogiukus bei šiek tiek grožybių. Tai va, bendras vaizdas va toks, kviečiu pakomentuoti, ką galvojate apie šį darbą, kam įdomu galit mane pasiekti ir iki. Pačią darbą nekomentuosiu, bet pakomentuosiu idėją. Dragon Ball rankovė tai yra best. Jums galiu pasakyti atvirai, aš turiu pasidaręs visą Dragon Ball koją. Man labai patinka, O, davai parodau. Ta. O, Sungokas. O, you bad boy. O, you bad boy. Tada turim. Gerai, baigiu, neberodys. Norėsit, paprašykit, atsiųsiu fotkę, atsiųsiu niudsų, atsiųsiu savo koją, galėsit apžiūrinėti. Gerai, šinuolis, drakonų kova. Drąsos reikia drąsos, darytis animacinius veikėjus, drąsos reikia darytis filmų veikėjus, darykitės, man patinka, laukiu pas mane ir viskas. Ir užbaigiam su drakonų kovos tatuiruote. Ačiū, su geriausia energija. Ačiū jums labai, chebryte, kad žiūrėjot.
ir mes pasimatom kitoj serijoje. Kamehameha!